Norėtume pasveikinti jūs visus atėjus į pirmąją Lietuvos tarpdisciplininio meno sąjungos parodą naujose mūsų patalpose, Malonioji 6. Aš esu Vsevolodas Švavilevskis, šios parodos moderatorius, kuratorius ir dalyvis. Norėčiau pasikviesti mano kolegas, kurie dalyvauja šitoje parodoje. Tai Vitalis Terekakovas. Labai trumpai. Dalia Mikonytė, Laima Kreivytė, Danutė čia, Julius Balčikonis ir Milda, spėju, Mildos nėra, ir dar būstų Margarita Balčinaitė. Tai va, šiaip žiauriai nemėgstu sakyti kalbų, tai parodos pavadinimas buvo labai tiesus, šviesus Let Me In, kadangi mes jau esame in, tai Let's Begin. Darbas pavadinimu. Pavadinimas ilgas, jisai yra toksai, kad bandymas susigrąžinti aurą postmechaninės reprodukcijos epochoje. O iš tiesų tai čia toks žanras, kad aš atsinešiau 3 paveikslėlius iš savo namų, dėl to, kad čia irgi tokie kažkada buvo namai ir man pasirodė įdomios tos transformacijos ir kas yra tie paveikslai namuose. Ir tas pirmas paveikslėlis Marijos, tai yra dar mano močiutės, su tokiais autentiškais plasmasiniais remukais. Ir tai jau irgi yra spalvota fotografija ir kaip įdomu per tą reprodukuotą vaizdą šventenybė vis tiek ten persiduoda. Kitas yra Domicelės Taribildienės originalas ir trečias yra Jono Valatkevičiaus originalas. Ir jie man savotiškai irgi tokia kaip ikonos transformacija, dėl to man pasirodė įdomu juos čia parodyti ir kartu atlikti tokį mikro kuratorinį judesį, įsiterpti į egzistuojantį naratyvą. Kabantis į Ikėjos stalo su ironišku pavadinimu Leg, kuris iš anglų kalbos išvertus būtų trūkumas, yra mano, kadangi norėjusi kažko naujo ir truputėlį šmaikštaus, tai Dalios Mikonytės atneštas daiktas iš Ikėjos į šią erdvę buvo kažkaip tai labai smagiai manęs priimtas ir iš patybę, tokią tarp ženklų ir tikrovės kažkur užsislėpusią. Ir dabar dar padėjau knygą, tiesiog, nežinau, pavadinimas darbinis buvo postkultūriniai kažkokie geismai. Tiesiog, nežinau, tokie akcentai, detalės, kažkokie linkai. Ir taip bandykit. Noriu irgi daug kalbėti, nes viskas man buvo. Deja, Mildos Laužikaitės kol kas nėra, ji atvyks truputėlį vėliau. Tai norėčiau metu jisai darbo pavadinimas yra apie įprotį naudoti pjedestalą, tai šito performanso metu jisai tiesiog labai įdomiai interpretavo to meninio objekto pačio pjedestalo, tiek tų daiktų kaip savotiško tie batai jau iš esmės buvo panaudoti kaip savo ready-made'as, kuris jos nuima, išaukštinimas, iš mados pusės gal atėjęs, pagal mane. Jis jos nuima ir tada lieka tas pjedestalas, kuris turi visiškai kitokį kontekstą. Justės Margaritos darbas, kurį tu tikiuosi pristatysi. Tai čia yra toks peizažas.
pavadinimu Banginis. Ir tai yra žaidimas, kurį dažniausiai žaidžia vyresnieji su jaunesniais. Jiems parodo banginį. Ir šiuo atveju žaidžiu aš su sąjungos senbuviais. Tai va, ir tai yra toksai tiesiog intriguojanti nuotrauka ir jinai jau savaime sugriaunanti visos parodos oficialumą. Aš dar, kadangi yra Evaldas Jansas šiandien čia, aš tai dar turiu tokį kitą pomėgį rinkti nuogirdas. Ir kaip tik prisiminiau, prieš 2 metus buvau nugirdusi tokią nuogirdą, trumpą labai, čia mano nuogirdų knygelė, tai paskaitysiu. O sekso bus filme? Nu... Look at camera moving forward. Taip, šitais objektais aš pristatau savo seriją, kurią jau darau 3 metus ir tai replikuoja į mano praeitų metų magistrinį darbą. Jis atsirado pažvelgus man į šitą plakatą per Vytauto Michalkevičiaus knygos pristatymą apie fotografiją. Tai kuris paroda vadinosi Žvėrių takais. Aš darau Žvėrelių takais seriją ir aplankau tas vietas, kurias netikėtai atradau per tylėjimų mano praeitų metų darbo. Tai tas vietas. Tai vat kviečiu kartu prisijungti. Šiais metais, kol dar jau yra sniegas. Tai čia per atidarymą aš sutepiau šitas slides ir kviečiu kitus tepti slides ir varyti kartu su manim. Tai visas tas darbas kaip nuoroda į įvykių seriją, kuri buvo, tęsiasi ir dar bus. Puolė, nes atėjau vakar į šitą galeriją ir čia buvo daugiau visokių baldų ir šviestuvų buvo ir tiesiog aš padėjau čia pirmoji pasitaikiusiai vietoj šitą ekranėlį ir man atrodo jis čia tiesiog ėmė ir prilipo ir tiesiog visa kita buvo išnešta, o šitas liko čia. Tai tiesiog vėlgi nuskilo tuom, kad nereikėjo nei jokių skylių gręžti, kažkaip viskas labai kaip sakant, patys baldai ir šviestuvas netgi tiko prie pačios epochos vaizduojamos. O kas yra per filmukas? Tai dabar tiesiog, kadangi buvo atidarimas, kalbos ir panašiai, aš tiesiog šiuo metu nuėmiau garsą, bet dabar galima padidinti. Čia yra vėlgi 2 rasti dalykai, kurie tiesiog sutapo tarpusavyje ir puikiai vienas prie kito prilipo. Tai aš vėlgi knaisiodamas per savo senelių archyvą radau 8 mm filmuką, kurį mano senelis nufilmavo 1967 metais Italijoje. Ir toks vėlgi tai kokiom mašinom jie važinėjo, kaip jie sėdi kavinėse ir panašiai. Reiškia, būtent fiksuoja tą gyvenimą vakarietišką, kuris yra egzotika tuo metu, reiškia, Sovietų Sąjungui. Ir vėlgi galvojau, ką iš jo galiu padaryti ir vėlgi atsitiktinai radau vėlgi savo senelių lentynose 7 colių plokštelę, kuri vadinasi Wir lernen sprechen Italienisch.
išleista Rytų Vokietijoje, labai panašių metų, man atrodo, gal 59 metais. Tai prasme, vėlgi, Varšuvos paktas, blokas, politinė situacija tokia, kad, ten retas gali ištrūkti vakarus, bet, išleista literatūra mokytis italų kalbos. Literatūra ir plokštelės, kur, yra tas garso įrašas. Ir kažkaip taip sutapo, kad man to filmo beveik nereikėjo montuoti. Vos vienoje vietoje reikėjo nukirpti ir šiek tiek patraukti medžiagą, nes praktiškai plokštelės turinys visiškai sutapo su vaizdais matomais filmuke. Tai, prasme, kalbama apie mašinas gatvėje ir kaip tik tuo metu šmėkštelį. Tai mano sudalyvavimas šitoje parodoje tai bus teksto pavidalo. Tekstas pasirodys Art News LT, kažkur po savaitės, turbūt dar veikiančiai parodai. Tekstas bus, jeigu labai trumpai, apie bandymą pritapti, apie laukimą, apie tą trumpą akimirką, kai, tarkim, tu grįžti namo, kažką labai galvoji intensyviai, prieini savo duris, į jas paskambini ir lauki, kada kažkas ateis ir tuo metu kelias sekundės, kai tu nieko negalvoji arba nežinai, ką galvoji. Ir tų akimirkų atitikmenis šiuolaikinio meno kontekste. Tiesiog. Esmė tokia, kad pradinė inspiracija šitam veiksmui buvo Kristinos Inčiūraitės 2000 metų trumpas video, kuris vadinosi Laiptai žemyn. Ir ten buvo toks paprastas siužetas. Kristina leidžiasi Santuokų rūmų laiptai žemyn 4 kartus, kiekvieną kartą su skirtingu neva tai jaunikiu. Ir viskas. Dabar praėjus tiek laiko klausimas kilo, ar kas nors yra pasikeitę, laiptai tai tokie patys. Ir tada kilo mintis padaryti tą laiptais aukštyn. Bet kadangi vis dėlto ta situacija tų santuokos, jinai pastoviai kokofoniškai ir groja. Tai iš principo toksai muzikinių naratyvų kova didžiųjų. Tai trumpai tiek, o norėjau pasakyti, kad čia dalyvavo Lina Zavickytė, Marta Ivanova, Dalia Mikonytė ir aš. Tai čia šitie žmonės, kur anonimiški jie iš tiesų nėra. Anonimiški dėl to, kad yra labai daug žmonių dalyvavę skirtinguose projektuose. Ir reikėtų 20 rašyti arba kiekvieną kartą rašyti skirtingus žmonės. Tai kaip linksmina? Aš kažką galvoju.